Bet turime keletą dar dėl tyrimų, tai gal pirma Ilona pristatytų dėl tyrimų pradėjimo. Labą dieną visiems. Tai aš turėčiau prašyti komisijos sprendimo dėl tyrimo pradėjimo. Vyriausiųjų rinkimų komisijos sausio 29 yra gauti 4 anoniminiai skundai dėl Seimo nario Pinskaus, regionų partijos pirmininko, taip pat Širvintų rajono savivaldybės merės Pinskuvienės ir kitų savivaldybės tarybos narių, kurie priklauso regionų partijai veiksmų, kuomet jie kalėdiniu laikotarpiu lankė įvairias institucijas ir dalino dovanas. Skunde teigiama, kad tie veiksmai atliekami jau rinkimų į Europarlamentą politinės kampanijos laikotarpiu, kuris prasidės gruodžio 9 ir prašoma įvertinti dėl rinkimų papirkimo aspektų. Tai tikslinta informacija buvo kreiptas iš pasitikslinimo, jie neneigia nei regionų partija, nei savivaldybė, kad tie veiksmai buvo atlikti. Jie pateikė savo vertinimą, kad tai buvo tradicija, bet tačiau iš kai kurių ten ir nuotraukų pridėtų mes matom, kad tos dovanos yra ir su logotipais, Seimo nario pavardėm, tai išvelgiam ir manom, būtų tikslinga pradėti tyrimą ir prašom komisijos sprendimą. Ar būtų pasisakymų? Rankų nematau, prieštaraujančių. Tai tenkinam prašymą, pradedam tyrimą pagal gautus pranešimus.